Taigi, labą dieną, sugrįžę, šį kartą auditorija papilnėjusi nuo praeito karto. Tai šiandieną mes turime temą Adomą ir Ievą. Adomas ir Ieva, iš tikrųjų aš čia prieš 30 minučių, 3 valandas praleidau kalbėdamas su jehovistu. Būtent galima sakyti šitą temą, tai buvo gan įdomu toks pasiruošimas į šią temą. Tai iš tikrųjų Adomo ir Ievos istorija, jinai yra turbūt viena iš geriausiai žinomų istorijų, nes jinai kartojasi tiek pas žydus, tiek musulmonai tiki Adomu ir Ievo, tais vardais vadina pirmus žmonės, ir aišku krikščioniai. Tai iš tikrųjų šita istorija yra gan paplitusi per daug tikėjimų ir šiek tiek įeisim į tą visą pradžią, kas aš manau yra būtent svarbu paminėti. Tai pradžios knygoje čia parašyta, Dievas sutvėrė žmogų pagal savo atvaizdą. Palei Dievo atvaizdą sutvėrė jis jį, vyrą ir moterį sutvėrė juos. Aš praeitoj paskaitoj šiek tiek apie tai kalbėjau, kad Dievas būtent nėra tik tai vyras ar tik tai moteris, bet Dievas turi šitų dviejų prigimčių savyje tas bruožus. Ir Dievas tos du bruožus savo vidaus atskyrė į du, tiek vyrai ir moterį, nes mes tikrai negalėtume pasakyti, kad vyrai ir moteris yra tokie patys, ypač savo vidinė prigimtim. Yra skirtinga, mama yra kitokia negu tėvas, jų širdis, taip kaip jie elgiasi, taip kaip jie mąsto, yra visai skirtinga. Dėl to mes taip pat galime suprasti, kad Dieve tie du dalykai turi būti irgi skirtingi, nes jie negali būti sutapatinti. Dėl to Dievą mes galime suprasti ne kaip tik kažkokį tėvą ar paprastą kūrėją, bet būtybę, kuris savyje turi tiek tėvo, tiek mamos savybės. Ir tada Dievas juos palaimino ir tarė jiem, būkite vaisingi, dauginkitės, pildykite žemę ir užvaldykite ją, viešpataukite jūros žuvim, padangių paukščiam ir kitiem gyvam padarams, kurie kruta ant šitos žemės. Ir tada taip pat Dievas tarė, aš jums daviau įvairias žalias, turinčias sėklą, kurios auga ant žemės paviršyje ir visus medžius, kurių vaisius turi sėklą, jums tebūnie tai būna maistas. Kas yra gan svarbu. Pasakyta, visi medžiai jums duoti, kad jie būtų jums kaip maistas. Tai ką tada reiškia, nes po to Dievas dar sukuria dar 2 medžius, tai yra gyvybės medį ir gėrio ir blogio pažinimo medį. Bet iš tenai jiem neleidžia valgyti. Bet dabar mes pasigilinsim, ar tai tikrai buvo medžiai, kurie davė vaisius, kurios žmonės valgo, ar tai buvo simbolinė prasme. Taigi, Adomo ir Ievos istorija, kaip mes žinome, kad Adomas ir Ieva buvo tame Edeno sode ir tenai atsiranda tas kaip žaltys arba Liuciferis, kuris sugundo Ievą atsikasti to obuolio. Ieva atsikando obuolio, supranta, kad kažkas ne taip, bėga pas Adomą, Adomui duoda atsikasti ir tada jie, kaip sakant, padaro tai, ką jiem Dievas sakė nedaryti, nes jiems sakė nevalgyti nuo to medžio. Bet kas po to atsitinka toje istorijoje? Kas yra įdomu, kad kai Dievas ateina pas juos, pirmas dalykas, ką jie daro, ką jie bando paslėpti, buvo savo lytinius organus. Dabar ar logiška būtų, jeigu jiem pasakė nevalgyti kažkokio vaisiaus, bet jie kažkodėl ne vaisių paslėpia, o savo lytinius organus? Kažkaip nesueina. Mūsų kaip žmonių ta vidinė prigimtis tokia yra, kad jeigu mes kažką ne taip padarome, mes bandysime slėpti tai, su kuo mes tą blogį padarėme ir dėl ko mes gėdijamės. Dėl to iš tos istorijos yra labai logiška suprasti, kad tas įvykis, kuris atsitiko Edeno sode, nebuvo susijęs su realiu fiziniu vaisiu, bet buvo susijęs su tuo, ką jie padarė. Ir iš tikrųjų čia Biblijai vieną kartą Jėzus pasakė, kas įeina į žmogaus burną, tas jo nesuteršia, bet kas išeina iš burnos, tai jį suteršia. Kitaip sakant, maistas, kurį mes valgome, jisai mus nesuterš. Bet tai, ką mes darome, kas iš mūsų išeina, tai suteršia mus. Dėl to tas vaisius Edeno sode, jisai neturėjo tiesioginės prasmės realaus maisto, kurį jie suvalgė. Ne tas buvo. Ir mes iš tikrųjų tą netgi dabar galime labai pamatyti mūsų visuomeniai, kad tai, kas daugiausiai trukdo žmonėm, tai, kuom dažniausiai gundomi yra žmonės, yra būtent viskas, kas susijęs su lytiniais organais. Visas, čia žinau, YouTube'ai liktai negalima sakyti to žodžio, bet sako korn. Visa ta industrija,
viskas yra pastatyta ant to, kad žmogus neteisingai naudoja savo lytinius organus. Nes čia buvo vieta, kur šėtonas žmogų atakavo. Nes ten yra meilė. Ten buvo Dievo kūrinijos tikslas. Dievas sukūrė vyrą ir moterį ir davė jiem tos 3 palaiminimus: būkite vaisingi. O būkite vaisingi reiškia, ką mes vadiname, kai medis pradeda duoti vaisius. Tai jisai būna pilnai subrendęs. Tai tapkite vaisingi reiškia pilnai subręsk. Tada antras palaiminimas: jau dauginkitės ir po to jau valdykite žemę. Bet šitoj vietoje Adomas ir Ieva, jie dar nepasiekė vaisingumo, kitaip sakant, jie dar pilnai nesubrendė, jie jau norėjo mėgautis tą meilę, kuri gali dauginti žmoniją. Ir čia buvo ta padaryta klaida. Ir jeigu taip žiūrinti, ta Dievo idealas ir buvo vyro ir moters susivienimas, nes taip pat parašyta yra, kad dėl to Dievas sukūrė ir vyrą ir moterį, kad vyras paliktų savo tėtį ir mamą ir susivienytų su savo žmona ir jie taptų vienu kūnu. Nes tik tai vyras ir moteris kartu gali pilnai atspindėti tą visą Dievo esybę ir kas yra Dievas. Tai pagrindinis dalykas, kas buvo prarasta tos Adomo ir Ievos istorijos metu, tai buvo tai, kad Adomas ir Ieva priėmė šėtoną kaip savo tą viršūnę, kaip savo tėtį. Ir čia buvo tai, kas iš tikrųjų pagrindinis dalykas, kuris įvyko, kuris buvo blogas. Nes po to, kad jie tai padarė, visi vaikai, kurie gimė per Adomą ir Ievą, buvo jau sujungti nebe su Dievu, o su šėtonu. Nes jeigu taip žiūrint logiškai, jeigu aš turiu savo tėvus ir mano tėvai man sako kažko nedaryti ir ateina kitas žmogus ir man sako tą daryti ir aš nusprendžiu daryti taip, kaip tas man kitas žmogus sako, tai aš natūraliai pastatau to žmogaus autoritetą aukščiau negu savo tėvų autoritetą. Reiškia, aš priimu tą žmogų kaip savo tėvus, nes jis man yra aukščiau negu mano tėvai. Tai būtent šitoj situacijoje Adomas ir Ieva, paklausydamas Liuciferio, priėmė jį į šią poziciją. Ir tai perėmė Adomą ir Ievą, taip jie perėmė šėtono kraujo liniją. Ir visa atstatymo vaizda eina per tai, kad Dievas nori sukurti naują Adomą ir naują Ievą, kurie vėl būtų tiesiogiai pasiųsti iš Dievo, nebe iš šėtono kraujo linijos, kad atstatyti tą poziciją ir sukurti tą idealią šeimą, kurią Dievas norėjo turėti. O ideali šeima yra tada, kai Dievas šitoje yra pozicijoje, o ne šėtonas. Ir taip tada mes galime suprasti Jėzų. Jėzus vienatinis Dievo sūnus. Kitaip sakant, Jėzus yra Adomas, kuris vėl yra atsiųstas be nuodėmės. Nes Adomas, kai buvo sukurtas, jisai neturėjo dar nuodėmės. Jisai padaręs nuodėmę, pradėjo dauginti nuodėmę. Ir visi kiti vaikai gimsta jau su ta pradinė nuodėmė. Bet šiaip Adomas buvo be nuodėmės, bet taip pat ir Ieva buvo sukurta be nuodėmės. Ir jie abu buvo sukurti Dievo apvaizdu. Ir reiškia, jie abu turėjo tą lygią vertę priešais Dievą. Ir atstatymo apvaizda yra atstatyti Adomą, bet taip pat ir atstatyti Ievą. Tai reikia vienatinio sūnaus ir vienatinės Dievo dukros, kad atstatyti šitą poziciją ir šitą santykį, šitą šeimą, kuri buvo prarasta. Nes tik tai šitos šeimos pagrindu vėliau gali daugintis Dievo kraujo linija, gali daugintis Dievo tas genealoginis medis. Nes šitoj vietoj čia yra labai svarbus dalykas. Dievui jo kraujo linija yra labai svarbi. Ir mes tą Biblijoje matome, kad Jėzus ne šiaip sau pas bet kokią šeimą gimė, bet Dievas vedė tam tikrą giminystę nuo Adomo per Nojų, Abraomą, Dovydą. Jisai vedė ir atvedė iki Jėzaus. Ir tam darė vis pagrindą. Dėl to Dievui būtent jo visa misija yra, ką mes iš pradžios knygos galim pamatyti, kad jisai nori atstatyti tai, ką jisai prarado. O čia būtent buvo, ką jisai prarado, šitą poziciją. Ir jisai šitą poziciją nori susigrąžinti. Ir tam jam reikia Adomo, kas atėjo kaip Jėzus, vienatinis Dievo sūnus. Ir tam jam reikia Ievos, vienatinės Dievo dukros, kuri galėtų išpildyti tą poziciją, kurios Ieva negalėjo išpildyti. Nes Adomo poziciją Jėzus jau išpildė, o vienatinės dukros pozicija liko neišpildyta. Ir čia aišku ateina mūsų tikėjime yra Holy Mother Hanun, mes kitaip vadinam Hakcha Hanun, kuri dabar išpildo vienatinės Dievo dukros poziciją. Ir čia tikrai yra naujas atverimas, kuris mums padeda taip pat Dievą suprasti ne kaip tik tėvą, bet kaip tėvai.
Nes čia buvo Dievo svajonė - būti tėtis ir mama žmonijai. Bet jisai tą gali tik tai padaryti tada, kai yra kažkas ant žemės, kas gali atspindėti tą širdį, tą mamos arba tėvo širdį. Ir iš šitos pusės tas Adomas arba tada Jėzus galėjo atspindėti būtent tėvo širdį ir atnešti mums tėvo suvokimą. Bet vienatinės Dievo dukros misija yra atnešti mums mamos suvokimą ir supratimą, kas yra dangiškoji mama. Nors tai, aišku, viskas slypi viename Dieve, tas vyriškoji ir moteriškoji vidinė prigimtis arba tėvo ir mamos vidinė prigimtis, bet vis tiek, kad mes ją galėtume giliai suprasti, mums reikia kažkas, kas galėtų ją mums atspindėti. Tai kokia jinai turėjo būti, kokia jinai yra. Tai va, tiek iš šitos Adomo ir Ievos istorijos. Aš žinau, kad aš gal paliečiau gan daug temų einant ties šitą istoriją. Čia galima būtų plėstis, bet aš turbūt šitoj vietoj tada paliksiu. Ir nežinau, kiek čia laiko praėjo, bet ačiū, kad klausėtės. Ir jo, mes tada toliau čia pratęsim su lengvesniais dalykais, tai arbata ir sausainiais. Tai ačiū labai ir iki kito karto.